Tai mano projektas yra apie lauko teniso Grand Slamus, jų reikšmę ir svarbą. Šiame projekte sužinosite Grand Slamų reikšmę, jų savoką, kaip yra patenkama į šiuos turnyrus, susipažinsite su turnyro lentele, populiariausiais žaidėjais ir sužinosite tam tikrų įdomių faktų. Tai Grand Slam serijos turnyrai yra tapę vieni iš didžiausių dėmesio sulaukiančių sporto renginių, renkantis milijonus žiūrovų. Jie yra reikšmingesni nei ir olimpinės žaidynės. Dažniausiai visų atletų tikslas gyvenimo yra pasiekti olimpinės žaidynės, bet Grand Slamai teniso pasaulyje turi žymiai svaresnę ir reikšmingesnę svarbą, nes laimėjus olimpinės žaidynės žaidėjai taip užsitarnauja tam tikrą vardą ir medalį, bet šiaip dažniausiai jie yra labiausiai vertinami už Grand Slam pasiekimus. Tai pirmiausia apie pačią savoką. Tai Grand Slamo savoka anksčiau buvo dažniausiai vartojama kaip ir nelabai teisingai. Ir dabar daug kas naudoja neteisingai. Tą Grand Slamą supranta kaip vieną turnyrą, bet iš tikrųjų Grand Slamų, jeigu originali jo kilmė buvo, tai Grand Slamų būdamas visas tų 4 didžiojo kirčio serijų turnyrų laimėjimas. Gerai, toliau. Kaip yra patenkama į didžiojo kirčio varžybas, tai kelias yra tikrai labai sunkus ir realiai į tuos pačius turnyrus patenka tik tais 150 žaidėjai dažniausiai, iš kurių tik tais 64 žaidėjai arba 128 patenka į pagrindinę lentelę, o kiti visi varžosi kvalifikacijos lygyje. Ir kad pasiekti tos reitingus yra pradedami žaisti žemiausio rango varžybos, tai yra 15 000 serijos varžybos ir taip kyla su kiekvienu laimėjimu tas reitingas, kol galiausiai yra pasiekiamas užsiranamas reitingas, kad patekti šiuos turnyrus. Taip, tai kaip ir sakiau, jo turbūt susimaišiau, tai yra patekimas yra tarp 104 reitinguotų žaidėjų. Jeigu yra patenkama į kvalifikaciją, tai reikia įveikti 3 susitikimo etapus. Jeigu jie yra neįveikiami, tai turnyrą nepatenkama. Kartais būna, aišku, išskirtinių atvejų, kai, pavyzdžiui, pralošęs paskutinį ratą žaidėjas gauna lucky loserį vadinamą, tai praėjimą į pagrindinės varžybas. Jeigu kas nors atsitiktinai išsibraukia arba sustrumuoja, tai tada gali iš kvalifikacijos pralošęs irgi patekti. Arba kartais patys turnyrai, organizacija atrenka, kam suteikti wildcardą vadinamą. Tai yra irgi kaip ir praėjimas į tas varžybas be žaidimo, jeigu netitinki reitingo. Tai, pavyzdžiui, jeigu esi buvęs talentingas juniorsų žaidėjas, tai kartais suteikia irgi tokią privilegiją, kad gali nežaistamas kvalifikacijos arba neturėdamas reitingo patekti į tą turnyrą. Tai Grand Slamų tipo lentelė yra dažniausiai visada sudaryta iš 128 žaidėjų, iš kurių 104 yra atitikę reitingų kriterijus, 16 įveikia kvalifikacinį etapą ir 8 gauna wildcardus. Taip pat terminas kilo iš... Jo, tai Grand Slamo terminas atsirado šiek tiek vėliau negu patiems susikūrusiems Grand Slamams, nes pats pirmasis Grand Slamas buvo Wimbledonas ir čia yra išvardinta visų Grand Slamų susikūrimo datos. Tai pirmasis Wimbledonas, antrasis US Openas, trečiasis French Openas, kitaip dar vadinamas Roland Garrosas ir ketvirtasis Australia Open. Tai iki 1932 metų daugiausia žaidėjai varžydavosi visose 4 turnyruose.
bet per 27 metus neatsirado nei vieno laimėjusio Grand Slam titulo, tai reiškia visų 4 finalų per 1 metus. Geriausiu atveju buvo laimimi tik 2 titulai. Ir 1932 metais australų tenisininkas Jackas Crawfordas pasižymėjo istorijoje, laimėdamas 3 iš eilės vykusius turnyrus bei pasiekdamas 4 finalą prieš anglą Fred Perry. Ir teniso, tiksliau, terminas Grand Slamas pirmą kartą buvo paminėtas 1933 metais amerikiečių sporto žurnalisto John Kieran. Ir jisai pavartojo šį terminą, pasiskolinamas jį iš kortų žaidimo, kuris yra vadinamas bridge, kuriame Grand Slam terminas reiškia laimėti visas galimas partijas. Ir jie šią savoką pritaikė Jack Crawfordui, tai galima sakyti, kad tas terminas irgi kilo netyčiniu būdu, visai atsitiktinai naudojamas kaip tiesiog žaismingai apibūdinti jo tą laimėjimą. Ir taip ir įsišaknijo tas terminas visiems. Bet Crawfordui nepavyko įveikti priešininko, bet kaip ir sakiau, terminas išliko. Ir praėjus 5 metams pirmasis žaidėjas užtikrinęs Grand Slamo čempiono vardą tapo amerikietis Don Budges. Ir šiai dienai per visą teniso erą egzistuoja tik 5 žaidėjai sugebėjo iškovoti visus 4 titulus per metus. Tai Don Budges, Rod Laveris, Marion Connolly, Margaret Court ir Steffi Graf. Taip pat šiai dienai garsiausi teniso vardai žinomi yra Serena Williams ir Djokovic'us. Taip pat aišku Nadalis ir Federeris, kurie labai daug pasiekė rekordų ir jų palaužė palyginus su praeities tenisininkais, bet nei vienas iš jų nėra pasiekęs to Grand Slamo titulo, nors buvo arti jo. Pavyzdžiui, laimėjo 3 Grand Slamus per metus, bet nei vienam nepavyko pasiekti visų 4 iš eilės. Nors Djokovic'us yra laikomas eros geriausių tenisininkų. Ir Margaret Court yra vienintelė žaidėja sugebėjusi padaryti tiek dvejetose, tiek vienetuose. Bet vėliau Grand Slamo tas vartojimas termino prarado savo tą pradinę reikšmę ir dabar tiesiog visi vadina žaidėjus, kurie yra daug nusipelnę arba kad ir laimi tą vieną Grand Slamą, tai tiesiog yra prisijaukinę tą kaip ir terminą, kad laimėjo vieną Grand Slamą arba Grand Slamų laimėtojas, nors tai nereiškia, kad jis yra laimėjęs 4 turnyrus iš eilės, bet tiesiog jis dabar taip yra vartojimas. Ir dabar susipažinsime su visais 4 Grand Slamais atskirai. Tai turbūt bus klaida, nes pirmasis buvo Wimbledonas. Tai jo, gerai. Australian Open buvo, aišku, kiekvienas Grand Slamas išsiskiria tam tikromis savo specifikomis ir kiekvienas yra labai unikalus. Tai vienas šių Australia Open tai yra organizuojamas kiekvienais metais sausį Melbourne parke. Iš pat pradžių jisai buvo žaidžiamas ant žolės, bet vėliau žolė buvo pakeista į hardą. Iš pradžių Australia Open nebuvo laikomas prestižinio lygio turnyru iki 1924 metų. Ir pačioj pradžioj Australia Open nesusilaukdavo daug žaidėjų ir žiūrovų, nes, kaip žinome, Australijos žemynas yra atokesnis ir būdavo ten tiesiog sunku nusigauti ir ten jį pasiekti. Bet tobulėjant susisiekimo priemonėms, dabar iš vis nebėra tos problemos, kad kažkas jo negali pasiekti, bet taip palaipsniui ir prisirinkdavo tos arenos.
ir 1980 metais žaidėjų ir žiūrovų skaičius pradėjo augti ypatingai greitai. Tai čia yra statistika, reitingo taškai, šitą laimėtas gauna 2000 reitingo taškų, piniginis prizas yra 3,5 milijonai ir vidutinis žiūrovų skaičius kiekvienų metų yra 1,200,000 žiūrovų. Toliau Roland Garros turnyras, tai vyksta kiekvienais metais gegužės gale ir vienintelis turnyras, kuris vyksta ant grunto kortų. Turnyro pavadinimas kyla iš Paryžiuje esančio stadiono Roland Garros, kuris buvo taip pavadintas prancūzo Pirmojo pasaulinio karo pilotui Roland Garros garbei. Ir šis turnyras pirmą kartą įvyko 1891 metais, bet tik 1925 metais buvo pripažintas kaip prestižinis turnyras. Galime toliau. Irgi statistika, tai piniginis prizas yra 2,4 milijono, reitingo taškai tie patys 2000 ir kasmetinis žiūrovų skaičius yra apie 600,075. Wimbledonas tai yra laikomas kaip ir ta teniso klasika ir seniausių ir prestižiškiausių turnyrų. Organizuojamas nuo 1877 metų. Tai yra trečiasis teniso Grand Slam serijos turnyras ir yra organizuojamas Liepos mėnesį. Iš pradžių originaliai Wimbledonas buvo žaidžiamas mėgėjų, kurie nebuvo profesionalūs tenisininkai ir jiems tai reikėdavo pasirūpinti inventorium ir sumokėti labai mažą startinį mokestį, kad ten dalyvauti, bet paskui, aišku, jisai išaugo į labai aukšto lygio turnyrą ir jisai turi savo tradicijas, turbūt stipriausias iš visų varžybų, iš visų kitų Grand Slamų, turi savo dress kodą atitinkamą, tai turi būti visiškai pilna balta apranga. Ir taip pat kiekvienais metais žiūrovų tribūnose galima sutikti karališkosios šeimos narį ir daug kitų garsių asmenybių. Irgi yra skiriami 2000 reitingo taškų, piniginis prizas yra 2,7 milijono ir kasmetinis žiūrovų skaičius yra apie 500,000. Ir US Openas, antras pagal senumą ir pasižyminti savo populiarumu, yra US Openas. Vyksta kiekvieno rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje. Beijing King nacionalinio teniso centre New York'e ir yra žaidžiamas kaip ir Australija Open ant hardo dangos. Taip pat tenka 2000 reitingo taškų ir piniginis prizas yra 3,6 milijono ir kasmetinis žiūrovų skaičius yra apie 1 milijoną. Dabar aptarsiu geriausius šių laikų tenisininkus, tai yra Novakas Djokovičius, 24 titulai, 10 Australia Open, 3 French Open, 7 Wimbledono, 4 US Open. Toliau yra Rafaelis Nadalis su 22 titulais ir Rodžeris Federeris. Aišku, čia yra jie vertina pagal tam tikrą kriterijų, pagal iš viso surinktų titulų skaičių ir turi kiekvieną savo atskirius rekordus, tai jo sunku išskirti kaip vieną patį geriausią, nes visi žaidėjai pasižymė kažkuo savotišku, kuo yra pasižymėję teniso istorijoje. Ir kaip matom, vienas iš jų nėra laimėjęs to vadinamo originalaus Grand Slam titulo, tai 4 iš eilės serijos turnyrų. Iš moterų, tai geriausia tenisininkė kol kas yra Margaret Court su 24 titulais, Serena Williams su 23 ir Steffi Graf su 22. Ir dar įdomus faktas, tai kai kurie Grand Slam tipo turnyrų kortai yra pavadinti nuspelniusių žaidėjų vardais jiems atminti, kaip pavyzdžiui Rod Laverio arena arba
Billie Jean King irgi yra arena. Taip, tai yra, kaip matome, Australija yra Rod Laver arena, tai vienintelio žaidėjo sugebėjusio laimėti 2 kalendorinius Grand Slamus. Taip pat yra Margaret Court arena, geriausias žaidėjas visoje teniso eroj garbiai, iškovojęs 24 titulus, ir Philip Catrier Court, tai Paryžiui, buvusiam Prancūzijos teniso federacijos prezidentas didelį indėlį įdėjęs į teniso tobulinimą. Ir apibendrinant galima teigti, kad didžiojo kirčio Grand Slam turnyrai yra aukščiausias pasiekimas profesionaliame tenise. Kiekvienas iš 4 turnyrų turi savitą istoriją, dangos tipą ir tradicijas, kurios prisideda prie jų prestižo ir pasaulinio pripažinimo. Ir šiame projekte buvo nagrinėjama jų kilmė, raida ir kultūrinė reikšmė, atskleidžiant, kodėl šie turnyrai išlieka svarbiausiu tikslu tenisininkams ir neatsiejama sporto paveldo dalimi. Jo, čia yra informacijos šaltiniai ir ačiū už dėmesį.